Tai lengvai ir namie close combat. Motherfuckers. Tai kurie gali ten uždirba į savaitę 3 štukas, kurie nenori, jiem gerai už 1,5 štukas į savaitę. Čia gal netraukt, sakai? O kas čia? Koks čia? Nauja diena Amerikoje. Žiūrėk. Kas geriau Amerikoje negu šautuvais pašaudyt, ką? Ką mes čia turim šiandien? Čia rusiškas Mosin-Nagant. Nuo Antrojo pasaulinio karo. Tai tu nori pasakyti, tiesiog nusipirkai savo į namus tokį, tada Kalašnikovą. Jo, jau pieno pirkti ir žiūri šautuvą. Tai tu čia realiai taip gali nueiti ir nusipirki ir turi namie, taip? Jo. Kosmosas. Bet ir sveria, nu? Čia Amerikono eras. Pažiūrėk, per optiką šviečia nuo saulės. Nėra batareikos, pažiūrėk, ryškiai matosi. Nenusišauk savęs, prašau. Kosmosas, tu gal juokauji gal? Žodžiu, važiuosim šiandien šaudyt. Išbandyt šitų mažyčių. Pamokins mus. Kem 5. O gerai, kokiais jų kainas maždaug čianai? 700, 103, 500, 800, Glokas 500. Koks Glokas mažas? Kai per pirštą čia nuleidė, žinai, ir vis laik, ne žmonės. Jo. Dėl to, po to parodys. Ok. Viskas nauja? Okay. Ausinių turiu visokių. Susimatysim tyrą tada. Tai va čia rankina atsilenkia, kad patogiai toli šaut. Čia granasvaidžiui, čia gali pritaisyti. Tai va čia taip žiūri, žinai, granatas gali mėtis. O šitą va užlenki, paspaudi mygtuką. Praeina tai lengvai ir namie close combat. Motherfuckers. Jei ateina koks čiortas, žinai, duodėm švino biškį. Ne, tai vis tiek realiai, kiek aš žinau, Amerikoje, jeigu kažkas ateina į tavo privačią valdą, jo. Tai tu gali šauti, jo? Ne visose štatuose ir jisai be ginklis, kaip ir sako, nelabai gali. O jeigu matai, kad jisai nori įsilaužti namus, tai gali šauti? Gerai, jeigu jis pas tavį namie, nekviestas, gali šauti? Ne. Nebent yra daug išimčių. Jeigu tu moteris, aš, pavyzdžiui, moteris, mažesnė ir ten ateina didesnis vyras, kur tu negali apsiginti fiziškai jo. Bet tu didesnis vyras ir ateina mažesnis vyras, be ginklo, be peilio, be nieko, tu negali tik. Tai man neapsimoka ginklų turėti. Jo. Tu pats ginklus nešioji. Čia tau ginklai. Bazukas, rūkiai bazukiai. Tai va, važiavam pro šalį, sustojom, pamatėm Mustangą. Ford Mustang. Kelintų metų Lukai? Šiam 5, jeigu neklystu. Šiam 5. Su mentalinė dėžė. Jo, tai žiūrim, pasižiūrėsim, gal jeigu kažką gero rasim, gal bus galimybė nusipirkti ir Lietuvą nusiųsti. Čia irgi matom originali oda visur, dar manual, mechaninė. Dar gerai. Visiškai svorio mašina. Geroj stadijoj, ką? Okay, tai va, eisim pas šitą mechaniką paklaust. Paklausime, kaip tai mechanikas ten yra, priklausom šitą mašiną, pasiklausinėsim kainą. Nes šį Lietuvą tokį nusiūs, kokie kelios štukos ir galima ją perdaryti, nes pažiūrėkit, jeigu jai šiam 5 metų ir dar dažai kaip laiko laukia čia stovi. Per lietų, per karštį. Ja, tai čia Lietuvoje gerai galima transportuoti. Nu ką, vyrai, ką varome, šovinių pirkti ir šaudyti? Davai. Jeigu bus laiko, galėsim nuvažiuoti praeiti. Jo. Visas atsisukome. Pagal kondicijas. Bet aš noriu pažiūrėti, koks kalibras čia. Dabar šovinius pirksim? Jo. Tiek tų šautuvų ir visi skirtingų kalibrų, tai kad pamiršti, žinai.
702 ant 309, nes yra ant kem 1, žinai. Ką varom šovinių užsikrėti? Nereik dur. You're looking just for target practice, right, bud? Yeah. Film a little bit, gun store. I prefer not. We don't do any video inside the store whatsoever. Okay. No. You guys all right? Yeah, okay. Good. Wow, you said I'll see you at 3. Sharp. Gracious. Daug kas neleidžia rangei, kad, jie pliuso neneša, žinai. Žodžiu, nepavyko mums vidui pafilmuoti, bet nieko. Parodyk, Andriau, kiek paimėm šovinių. Kiek pasiėmėm? Pasiėmėm po 5 dėžutės po, kiek čia apie 300 šovinių pasiėmėm. Čia vis tiek mums užteks ant Kalašnikovo ir ant... Užteks kokiam 10 minučių. Ką, let's go, baby. Let's go. Neįdi nieko, matai. Kas? Neįdi nepaklausė nieko. Nu, Nieko. Ai, realiai dabar pirkome ir jokių ID nieko net neprašė, bet kas gali ateiti nusipirkti. Nei, karočią, nieko, ką nori. Bet kas gali nusipirkti. O šitas nesveikas nusipirkas. Kalbinis uždirba savaitę, pusantros štukos baksų, ja. Sakai, davai, padaryk va ten biškai ką nors ekstra, žinai, ten daugiau darbo padaryk, ten, nors matai, kad jisai gali daugiau padaryti, žinai. Tai kurie gali ten uždirba į savaitę 3 štukas, kurie nenori, jiem gerai už pusantros štukas į savaitę, už pusę. Tai žodžiu, vis tiek kalbant apie tos darbus, kai, nu, kažką su statybom, palangės daryti. Jo. Tai realiai vis tiek paprastas atvarės, šiandien kas nori užsidirbti, gali vos nei savaitę pasidaryti. Nu, tai pradėsi, galim sakyti, nuo, čia kaip sakoma, į dieną moka, pradėsi nuo kokio 100 pėm į dieną. Sakyk, nuo kokių 7, kokių 4 gal taip pat dirbi, žinai. Sakai, tik čia pradžiai, po to jau matai geresnis, jau ten 100 šiam į dieną, 107, 8. Yra, kurie uždirba 500 į dieną, kurie nori tiek uždirbti. Limitų kažkaip nėra. Tai vos ne vis tiek, kas įdės čia dar. Kiek padarysi darbo, tiek uždirbsi, galiausiai. Ne, tai tas irgi labai nuo Lietuvos ir viskas skiriasi, nes Lietuvoje kaip tik kažkaip stengiasi, kuo daugiau dirbsi, tuo mažiau uždirbsi. Jo, atrodo vis labiau tave nori išspausti, nenori tavęs kaip tik tai apdovanoti už tą sunkesnį darbą, bent jau aš pastebėjau iš savo pažįstamus draugų, kurie dirba kažkam. Tai tave kaip tik tas bosas, nu, dažniausiai, iš kiek girdžiu, kad, nu, vis tiek apkrauna tokiais darbais, kurių tu neturi daryti ir vis tiek tu negausi daugiau pinigų už tai, žinai. Jo. Tai va, girdžiu iš jūsų, kad vas ne dirbi daugiau ir gauni daugiau čia. Jo, dirbi daugiau, gauni daugiau, jeigu ten pasakysi savo ten darbdavį, kad davai mane pakel pareigos, aš ten kažką geriau tau padarysiu, daugiau prižiūrėsiu ten. jo, Pakelsiu savo žmonės, susipirksiu savo įrankius ir noriu toliau tobulėti ir daryti kažką ir judėti ir čia viskas įmanoma nuo žmogaus priklauso. Čia labai daug kas tai daro, mes nuo to pradėjom ir, jis sakau, yra darbininkai dabar 2 metai Amerikoje 5 štukas į savaitę dar. Strojkiai dirbdami. Aišku, darbas gal nėra lengvas. Ne, bet kaip mes su Vadu ir šnekėjom, nieko nėra lengva, bet jeigu tu įdė darbą, tu pasieki. Bet žinai, tu iš pradžių ten pats dirbsi, po to pasimsi pagalbinius, pats fiziškai mažiau dirbsi, daugiau vadovausi. Žinai, kaip ir darbų pilna. Ne, tas yra, kad aš vien tik per savo video išneku apie tai, kad kiekvienas žmogus nori gyventi kažkaip ir nusipelnė taip gyventi, kaip jis iš tikrųjų nori. Jo. Ir tos ribos yra tie pinigai, bet tos pinigus užsidirbi vis tiek paskui galvą, darai įdedi darbo ir tada tu kiekvienas gali pasiekti, ką tik nori. Tik reikia įdėti darbą. Gali ne vieną darbą dirbti, tam, pavyzdžiui, padirbi dieną, savaitgalės tu nedirbė, tai tu gali kokiam kitą darbą surasti. Jo, čia galimybių šalis, viskas. Gali barmenų kokio dirbti, gali ten, kom nori, žinai, striptizą šokti. Viskas priklauso nuo tavo norų, galimybių ir ką tu nori gyvenime daryti. Viskas įmanoma, visiems viskas įmanoma, tik reikia turėti norą, didelį norą.
Kaip nėra noro, nieko ir nebus. Kaip yra didelis noras, viskas. Ne, tai va tas ir smagu, kad mes visi realiai, kaip aš suprantu, ir jūs pradėt nuo nulio. Jo, visi čia pradėjo nuo nulio. Atvarė, turėt norą, norėt gyventi geriau, siekėt. Jo, labai smarkiai dirbam. Dirbam. Ir bet, žinai, sunkiai dirbam, bet atostogavom gerai. Kad labai žiūri taisyklės smarkiai, žinai, kad nepradėtum juokauti, ten šuisysis su ginklais. Ne, tai šaudės, aš kelis kartus šaudės. Ginklas turi nukreiptas į priekį būt, ir niekada, kai paėmė duros, nedėk piršto ant gaiduko, jos laik šalia. Okay. Kai tik tai jau nusitaikysi, tada uždedi pirštą ant tik ja. Ir jie biški, visi mentai buvę, tie darbininkai, tai biški gali būti tokie nepykit ant jų, jie gali būti tokie, žinai, Okay. Tokie raf. Vieną kartą aš toks su pekoniu, žinai. Bet jie tokį darbą dirba, kad čia vienas nusišovė, girdėjai, ja? Ne. Atėjo pašaudė, buim, na. Sau galva? Jo. The fuck? Bet čia slepia, kad žmonės eitų, žinai. Bet Tai apie tokius gal dalykus kaip irgi įeisim Amerikoj- Vaidai, iškart ne... Andriau, apie tokius dalykus irgi Amerikoje nekalba, žinai, per daug slepia. Nes vis tiek yra šaudyklė. Jeigu rūkėt neįginat marihuanos, einat. Rūkė žolės. Einam į vidų, turim dabar išjungti. Tai jo, eksakt. When it comes down to the unpacking and packing of the firearm, we want to just bring it up to the bench. We just don't want to do anything in the back of the bay or anything on the floor. But yeah, just bringing it up to the bench, and at that point, you know, making sure it barrels downrange, taking it out, good to go. Other than that, just have fun, guys. Okay. Awesome. Thank you, man. Tai šiandien Lukas šaudys į šitą, o aš bandysiu klouną nugalėti. Let's go, baby. Ką? Let's go, baby. Let's go, baby. Kokie? Tu gali užstatyti, va, pavyzdžiui, 15 jardų, enter, go. Jis nuvaro 15 jardų. Ja. Bet pradžiai yra per toli, sakyčiau, žinai, aš sakyčiau, darykim 10, žinai, dėl taiklumo. 10. O to norėčiau pažiūrėti, kiek pataikiai, paspaudai home, tau grįžta, pažiūri, pataisai taikyti, žinai, ir viskas labai paprasta. Supratai? Šiaip, jo, kietai žiūrėjau. Šustrai, ja? Tai va, šitą galim pasidėti čia. Pradėsim nuo pistoletų, ja? Nuo mažiausio pradėsim. Mažiausias yra 9. 9 yra kalibras pats populiariausias pasaulyje, kur visi mentai naudoja. Lietuvoje mentai naudoja jos. Čia Kem5, čia didžiausias. Čia 9. Ja. O tai, kai aš viską kreipiu į ten. Ir ta žiūri, ja, labai. Tai va, 9 imam, ja. Realiai turi elgtis čia labai kambo. Jo, nes mums neleido netgi filmuoti viduj, nes prieš tai buvo kažkas atėjo, nufilmavo ir apvogė parduotuvę, išvogė ginklus, tai neleidžia nieko filmuoti viduje. Žinai, kaip užtaisyt? Taisai kad nors? Ne. Biškį su pirštu paspaudė ir ne už šitą kliūdį, o šitą spaudė ir taip kišėjo. Pabandom. Žiūriu, kad veikia. Už to va šitą, jo, va čia, spaus ir kišt. Nemokina tėtis kaip kišt? Bet žinai, kad ir veidę būna nepataiko. Taip ir būna. Čia mano taikinys. Jo. Čia. Skau geriausias. Svarbu vėl, pirštą čia laikai, jo. Jo. Visą laiką į range taikai, jo. Padedi ginklą irgi taip, jo. Jo. Atsitrauki, jo. Įkiši. Šitai padarysi. Nusitaikysi, pirštą uždėsi ir šausi. Okay.
Čia užtaisytai ar ne? Dabar nekreipite. Jo. Jo, pakelk, užtaisyk. Taip? Jo. Viskas? Ok, nusitaikė. Pirso nekiš dar ten. Biškai per anksti kišai, žinai. Dabar jau galėjau? Jo, šau. Į galvą, vydarai. Į dešinę labai. Švelniau spaus. Kaip su moterim. Labai šalia galvos. Pasakyk, kad tu su šitą vietą, duok biškai pirštą. Aš su šitą vietą dariau. Tu su šitą vietą spaudi. Taip. Dėl to tau traukia į dešinę. Jei tu spausi su šitą vietą, tau trauksi kairę. Dėl to turi su šitą vietą spaus, minkštą vietą, tada jis nelinks, žinai, į tą arba į tą pusę. Okay. Tai pasistenk kitą kartą, kai šausi, per vidurį laikyti, nes čia taip, policininkus mokina dėl taiklumo, žinai. Tai pabandyk dabar, turėtų būti abaspaus gom. Parodyk jį. Opa, taikinys. Oho, į kaklą yra. Bet po to visi jie daugiau dešiniau, žinai. Aha. Čia paskutiniai visi? Tie? Jo, iš pradžių jisai pataikė, o po to mačiau, jo biškai pirštas nuslydo giliau, žinai. Tu pripratęs daugiau gripo laikyti, žinai. Biškai minkščiau, žinai, Į plaučius nei vieno negavo. Gavo. Gavo. Padusa. Jo. Gal. Dabar pabandyk. Sek. Dabar naudosim, matai, šaudėm virš 9. Čia pagrindinis tas, kur visi šaudo. Jo. Dabar važiuok, dvigubai didesnį naudosim. Kem 5. Taip. Tai dabar Lukai įkišat Kem 5 šaudo. Let's go. Ir sunkiau bus užtaisyti. Ir atatrankas, ir garsas didesnis. Ja? Davai, pabandyk. Paimk. Į kitą pusę apsuk. Taip. Smarkiai dur. O. Smarkiau. O. Gerai. Vėl gaiduką gerai piršą labai laikai. Užtaisyk. Ok, gal. Į penį taikai? Aš taikiu Pataikai? žarnynas. Žarnynas, kad nekakotų. Dabar jam reikia enzimų. Andrius taisės irgi. Kokia? Nuotrauką padaryt. Padarysim su rifle'ais. Žydas, matai. Žmogų užtenka nušauti. Nejaukias? Va. Kokia šis skaitasi? Nu, su jom kojotės, šunis, dažniau tokie, žinai, lapės. Jau stirnus jom neleidžia šauti, nes per mažai. Iš automato, kaip žinai. Ir jos kuom gerai su Na. Tai išbandysim kažką įdomesnio. Tai šaudysi dabar iš 22 kalibro. Jo, ir čia red datas yra optika, jo. Tu matysi raudoną tokį taškiuką
labai patogu bus taikyti, žinai. Ir atatrankos beveik nėra. Va šitą va reguliuoja pečio atstumą, žinai. Jo. Palygink kulką, va, pavyzdžiui, tą A2, kur dabar šaus, ir po to AR-15, kur armija Amerikos naudoja dabar Okay, tai va Lietuvoje. tas armija, kur naudoja Amerikos vatas, jo? Šitas sekantis bus, jo. O po to Kalašnikovas rusiškas bus, jo. Va čia va Kalašnikovas. Vaidai, pafilmuok šitą žiūrėk. Va tas AR-as, Jo, čia tam klaunui šiandien ragas. Jau ne taip joksis. Žiūrėk, matai daugiau parako Kalašnikovą ir kulką didesnį, matai, negu AR-o. Tai dėl ko jį mėgsta amerikonai, daugiau į kulkų gali savim pasiimti, mažiau sveria. Jo. O kad nušaut kažką pilnai tau užtenka tiek, žinai. Nereikia, čia jau overkill. Tai plius vis tiek Kalašnikovas taip sukonstruotas, kad jis vos negali vaikas sudėlioti ir išeiti, šaudyti. Ja. O kur geriau ranką laikyti? Čia ar čia? Nešauna? Šauna, bet kur geriau šiaip laikyti? Kaip su žaisliniu atrodo šis, 0 atrankos. Then, throw that mag in here. Yeah, it's nice in there. But other than that, you're good to go. Nu, Lukai, kam aš tą privarkautą geriau? Rankos neveikia, dreba. Žiūrėk, kulkos nelenda. Let's go, baby. It's funny to hear both go off at the same time. It's like, it can be used, but because sometimes it may not be effective enough, they don't recommend using that for like large Not game. killing power, right? Yeah, exactly. Okay. Is it okay if I make a picture? Nu tai Lukai, kaip šiuo metu tavo nuotaika? Smagu. Smagu, va. Sukilo kažkiek adrenalinas? Žiūrė, fainai, va, Kalašnikovą taisom. O. Andrius taiso Kalašą. Smagiai leidžiam laiką. Super. Lukas, manau, patenkintas labai šiandien. Labai arti skrosto nelaikyk. Let's go, baby! Važiuojam? Ja. Taikėsi semi kiaušus. Viskas, baigta. Daug Smagu. adrenalino, daug. American life.